Mėly Pulso klausytojai, kviesiu jūs išgirsti apie kitą savaitę, birželio 22-28 dienomis vyksiančią vaikų globos savaitę, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globos temą. Su mumis Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro šeiminių namų ir globos centro veiklos vadovė Neringa Černauskienė. Sveiki. Sveiki. Ir Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centro veiklos vadovė Giedrė Rudienė. Sveiki. Sveiki. Tai šių metų kampanijos šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tai ar šioje žinutėje yra užkoduota ta problematika, kodėl nesiryžtama tapti globėjų? Mes galvojame, kad čia yra tikrai pati geriausia žinutė, kokia galėtų būti, nes žmonės, kad pasiryžtų globoti, jie visi tikisi tobulą vaiką, kad jis bus kaip lėlė, jis neturės problemų, jisai bus tobulas vaikas visomis prasmėmis, tačiau realybė yra kitokia, kad visi vaikai ateina su savo istorijom, su savo išgyvenimais ir su savo patirtim. Dar norėčiau papildyti, iš tikrųjų, faktas, kad ką Giedrė minėjo, tai yra ta pagrindinė žinutė turbūt, bet dar norim pasakyti, kad lygiai taip pat ir suaugę žmonės yra visiškai netobuli, patys ar augina, ar gyvena, vis daro irgi klaidų, lygiai taip pat netobuli sutinkam netobulus, prasme, ir tas, kad priimti tuos vaikus, net ir, kaip sakyti, ar globojama šeima, ar neglobojama, galima net ir visiems aplamai apie visus žmonės šnekėti, suaugusius, vaikus, ir tai neišskirti, bet visi suprasti ir priimti tai, kad mes nesam tobuli ir nesitikėti to tobulumo, ta prasme, ir ta žinutė tokia. Tai čia tikriausiai mes irgi kalbam apie tą tokią sklandančią nuostatą, kad vaikas, kuriam reikia globos, galbūt iš kažkokios probleminės šeimos ir kad tų problemų bus daugiau. Tai čia tikriausiai yra ta nuostata ir jūs siekiat ją kažkaip tai pakeisti. Taip, dažniausiai tokia nuostata tikrai yra, kad tik tai globojamas vaikas, bet yra tikrai tų situacijų, kada vaikai augo ir tikrai puikiuose šeimose ir atsitrinka tragedijos ir ta prasme turbūt jų nebūna artimųjų ir tas vaikas tikrai atėjęs yra iš tos šeimos turintis tik tai vieną traumą, neteko tėvų ta prasme, bet jisai nėra nei turintis kitokių traumų, kur būna, sakykime, paauglystėje ar vaikystėje patiriamos, kai yra netinkamos šeimos. Tai vat irgi turėti tokį, bandom paneigti tai, kad neturėtumėm turėti tokių, nežinau, stereotipų, lūkesčių, kad vaikai yra tik iš globojamų namų ar globojamų šeimų, ten, sakykime, netinkamo elgesio, su visokiom priežastimis negeromis, yra visur ir paauglystės, ir vaikai yra visokie, visi mes esam skirtingi, įvairiapusiai žmonės ir lygiai taip pat vaikai. Tai jūsų kaip organizacijų tikslas šią savaitę ir yra tas paneigimas stereotipų, ar galbūt dar kažkas, kokius išskirtumėte tos tikslus šitos savaitės? Mes labai norim suburti globėjų bendruomenę, mes labai norim padėkoti globėjams, nes jų tikrai nėra labai daug, tiek Panevėžio mieste, tiek Panevėžio rajone, tikrai dar galėtų būti daugiau. Ta padėka globėjams ir tuo pačiu nešti žinią apie vaikų globą ir dar labai svarbus momentas, kad gal kažkas susimastys, žmonės gal pirmą kartą sužinos, gal turės kitą paskatą tame. Ir manau dar viena žinutė tokia, kad ir priimtų net ir tas globojamas šeimas. Jeigu tu, sakykime, žmogau negalvoji globoti vaiko, viskas tvarkoja, ne visi mes turim eiti ir būti, sakyti, kad mes esam blogas žmogus, mes turim gražias širdis, bet ta prasme nebūtinai aš turiu daryti ten tokius, sakyti, altruistinius darbus. Bet galim priimti tas šeimas, tuos vaikus ir nekritikuoti galbūt, neatstumti. Tai vat irgi ta visuomenė irgi turėtų, dėl to tobulų nebūna, nes ir kaiminystėje matant ar kažkur, kad jeigu vaikas globojamas, tai būdavo, nežinau, dabar mažėja gal, bet seniau tai būdavo, kad tai yra globojamas vaikas, dėl to jisai taip elgiasi, tai kad priimtumėm visą visuomenę, tiek globojamas šeimas, vaikus ir aišku, kad kviečiam atverti savo namus ir širdis iš tikrųjų tiem vaikam. Tai savaitės renginių ta tikslinė auditorija yra labai plati. Nuo globėjų iki žmonių, kurie gal net nėra apie tai pagalvoję, taip? Tai gal tada ir keliaukime dabar prie tų renginių. Šiandien vyksta padėkos globėjams diena, Stasys Museum, taip? Ir kaip suprantu, čia gali visi užsukti į šį renginį. Taip. Šiandien Stasys muziejuje 16:30 dėkosime globėjams, atvyks partneriai, atvyks globėjų šeimos, atvyks mūsų, kadangi čia apie miesto globėjus kalbam, Panevėžio miesto, tai atvyks ir savivaldybės atstovai ir taip pat atvyks žmonės, kurie
galbūt pirmą kartą apie globą sužinos, o galbūt jau buvo apie tai domėjęs anksčiau, nes realiai kvietėm ir tuos žmonės, kurie yra bent kartą paskambinę ir pasiteiravę, kokios yra sąlygos tapti globėjų, tai bus tokia šventė. Tai galim dabar taip prabėgti pro rajono ir pro miesto renginius. Aš čia dabar matau birželio 22 dieną, 11 valandą rajono savivaldybėje renginys. Tai Neringa, jūs pristatykit, kas laukia rajone šią savaitę. Taip, birželio 22 dieną vyks 11 valandą prie Panevėžio rajono savivaldybės vaikų globos savaitės atidarimas. Taip pat pasveikinsim globėjus, kviesim, aišku, visus Panevėžio miesto, rajono, nes tai vyksta mieste. Kaip sakyti, bendruomenė, žmonės, kas nori, tikrai gali atvykti, vyks sveikinimai globėjams, taip pat atliks kelis kūrinius Panevėžio rajono šeimos kapela, kur yra pati globėja, budinti globotoja, nuolatinė globotoja ir jų mergaitės globojamos. Taip pat bus skulptūros atidengimas. Apie skulptūrą įdomus momentas. Tiek Stasys Museum turėsim skulptūrą, tiek ir Panevėžio rajono savivaldybėje. Ir aš čia jūsų prieš išeinant į eterį klausiau, ar tai čia ta pati skulptūra keliaus. Tai papasakot, kaip čia yra su tomis skulptūromis. Tobulas vaikas vadinasi, taip? Taip. Skulptūra, kaip minėjot, vadinasi Tobulas vaikas. Ir kiekvienas globos centras Lietuvoje, kurių yra 66 pagal savivaldybės, jie patys įvairiausiais metodais, būdais kūrė skulptūras. Tai Panevėžio miesto globos centro atveju bendradarbiavome su Panevėžio Vytauto Mikalausko gimnazijos menininkais, mokiniais. Jie mums padėjo sukurti tą skulptūrą. Realiai labai esam dėkingi, kad pavyko pavaizduoti tai, ko neįmanoma pavaizduoti, ir šiandien bus skulptūra atidaryta, atidengta apie 17 valandą Stasys muziejui. O rajone kuria pats globos centras, nes, aišku, čia yra nacionalinė Lietuvos visa, kaip sakyti, bendruomenė globėjų, globotojų, visų globos centrų ta mintis, ir visur nešama ta žinutė, ir aišku, čia yra paslaptis ir intriguojanti. Tai, kaip sakom, apie tas skulptūras per daug negalim išsiplėsti, nes reikia atvykti ir pamatyti iš tikrųjų. Tai tiesiog, bet bus ta skulptūra atidengta birželio 22 prie Panevėžio rajono savivaldybės. Prie lauke vyks. Taip. Gerai, dabar keliaujam vėlgi tą pačią birželio 22 dieną. Kultūros ir poilsio parke vyks iniciatyva Ką žinai apie globą. Tai čia jau Panevėžio miesto iniciatyva, kur, kada vyks, paminėjau kur, bet kada vyks šita viktorina ir vėlgi kas gali atkeliauti. Tai šį kartą pasirinkom 2 metai iš eilės kultūros ir poilsio parką prie vaikų žaidimo aikštelės. 13 valandą globos centro komanda atvyks. Ir kvies visus, mes tikrai būsim matomi, ir kviesim visus praeivius, tėvelius, nes ten labai yra daug tėvelių su vaikais, jie renkasi į tą parką, ir kviesim tėvelius ir visus suaugusius žmonės painformuoti apie globą, o kad būtų prasmingiau, mes visada turim bendradarbiaujantį animatorių, kuris užima vaikus, kol mes su tėveliais kalbam, o viktorina tai yra dėl to, kad būtų įdomiau, žmogus išsitraukia klausimą, ten atitinkamai tada gauna prizą, ir iš to klausimo kyla diskusija ir apie globą, ir žmogus irgi tada matosi, ar tik tai norėjo sudalyvauti, ar tada netgi turim tokiu atveju, kad tapo globėjų po tokio susitikimo ir po tokios informacijos. Tiesiog atkeliavę į renginį. Taip. Vienas atvejis, bet jau džiaugiamės. Bet vis tiek didelis pasiekimas. Tai kas dar rajone? Ką dar turi klausytojai žinoti? Taip, bus 25 dienos stovykla sodyboje Vienkiemis, Krekenavos rajone. Ten vyks monospektaklis, stand-up namai. Taip pat Jurgitėlės amatai edukaciją vykdys. Tai laukiami visi. Ten daugiausia, aišku, galės susipažinti net ir su esamais jau globėjais, globojamais vaikais, nes dažnai tikrai būna ir globotojai, ir globėjai dalyvauja. Ir piknikas. Ir ten bus globos centro darbuotojai, lygiai taip pat galės užduoti klausimus, galės bendrauti su pačiais globėjais, jeigu domėsis, ta prasme, apie globą, bet ir tiesiog praleisti gerai laiką. Ar registracija yra reikalinga? Ne.
Ir kur rasti visą informaciją susidomėjusiems? Facebooko puslapyje Globos centras, Panevėžio rajono Globos centras. Tikrai yra paskelbtas visi tie renginiai. Ir lygiai taip pat apie tą renginį 25 dieną, kad sodyboje Vienkiemis irgi vyks. Yra paskelbtas. Ką mieste dar turime? Mieste dar turėsime, kalbant apie globos savaitę, sekmadienį, birželio 28 dieną, globos ambasadorius kunigas Markos Kodutė laikys mišias už globėjus, taip pat irgi visi yra kviečiami ir patys globėjai ateina ir dar viena sklaida įvyksta apie globą. Dar turėsime birželio 25 dieną, tačiau uždarą budinčių globotojų pikniką ir dar turėsime 25 taip pat birželio dieną tobulo vaiko skulptūros dirbtuvėlės, kur ateis globėjai, globotojai ir globojami vaikai. Ir su globos centro komanda kursime tokias tobulo vaiko skulptūrėlės. Na ir aš dar norėčiau paminėti birželio 27 dieną, čia jau už Panevėžio rajono ribų, tai yra Šiaulių miesto centrinėme parke įvyks festivalis Vaikai yra vaikai. Tai čia tikriausiai irgi dalyvausite šiame renginyje, jis toks kaip tarsi viską uždarantis. Taip. Ir dalyvauja visi 66 globos centrai, vyksta didelis renginys, viskas yra vaikam, visos atrakcijos nemokamos, galima prieiti prie kiekvieno globos centro palapinės, tikrai susižinoti apie globą, pasikalbėti apie kitus klausimus, sakykime, gal kažkokius domina, dalyvauti viktorinose, žaidimuose, tiesiog ką kiekvienas globos centras gali pasiūlyti, tai mes niekada nežinom iš anksto, visi žinom tik tada, kada nuvykstam, bet tikrai vyksta labai graži didelė šventė ir daug informacijos gali gauti atvykęs visiškai nesidomintis žmogus apie globą, nes vyks dar Šiaulių mieste, pačiam centre, parke, tai tikrai net praeivis gali ir, manau, užklis iš tikrųjų tą šventę. Tai mūsų pokalbis po truputį eina į pabaigą. Dar noriu paminėti, kad Vaikų globos savaitė Lietuvoje vyksta 7 kartą. Tai kaip jūs vertinat per visą tą laikotarpį, kaip ta situacija keitėsi mieste, rajone, būtent kas liečia globėjus, jų skaičių? Mes, kadangi bendradarbiaujame miestas su rajonu, tai tikrai galėsim atsakyti tą pačią žinutę, kad situacija gerėja, po labai nedaug gerėja, tų globėjų atsiranda, būdinčių globotų taip pat. Patys globėjai, kada yra ta nešama teigiama žinia apie juos, jaučiasi drąsiau. Kaip ir prieš tai kolegė minėjo, stereotipai mažėja, jie tikrai geriau jaučiasi ir tik išlieka ta viena didžiulė problema, kad paauglių globoti ryžtasi tikrai labai mažai žmonių. Vaikas nuo 10, nuo 12 metų jau, kaip be būtų gaila, bet globa tęsiama yra šeiminiuose namuose, tai yra kaip įstaiga. Tai pabaigai jūsų žinutė tiems, kurie domisi, tiems, kurie nesidomi, ką jūs norit pasakyti artėjant šitai savaitei? Kad tobulų vaikų nėra, tobulų suaugusių lygiai taip pat, kaip ir žmonių visų tobulų nėra, tad atverkim širdis ir priimkim visus tokie, kokie yra. Ir kviečiam švęsti Vaikų globos savaitę su gera nuotaika, atviromis širdimis ir pripažinimu, kad tobulų nėra. Ir dar noriu pridurti, kad kviečiam bent jau pagalvoti apie globą, nes jau pradėjus galvoti jau yra labai gerai. Ir norim pasakyti, kad globėjas ar globotojas būdintis niekada nelieka vienas, visada šalia lydi globos centro komanda ir mes kartu visi einam šitą kelią. Ir netobulai. Visko Bet būna. stengiamės link tobulumo. Klausytojams primenu, kad apie birželio 22-28 dienomis Panevėžyje ir Panevėžio rajone vyksiančią Vaikų globos savaitę kalbėjome su Neringa Černauskienė ir Giedrė Rudienė. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.